Labas rytas. Dabar yra 6 ryto. Mes su Altu atsikėlėm, kad važiuoti Ring Challenge paskutinį 3 etapą. Einam pakelti roką su Kipru. Labas. Berniukai. Aš senelį pakviesiu. Čempiono pusryčiai, 6:30 ryto. McDonald's ir McDonald's. Skanaus visiems. Ačiū. Važiavau pirmą važiavimą. Labai blogai. Rokas suskinėja kilpą. Važiavam. Sezono uždarimas, daug dalyvių prisirinko. Va. Ir dabar pakuojamės mes. Šiandien visiškai yra planas pušint maksimumą ir tiesiog visiškas nusėdimas pušint maksimumą, nes metinį įskaitoje su dalinos 4, 5, 6 vietas. Tai va, tai tikiuosi, kad kažkas nutiks, važiuosiu labai gerai ir gal metinį įskaitoje 3 pasiimsiu. Dabar einam lipdukų pasimti, apsikliuot mašiną, pasikeis padangas ir manau grįšiu tada. Būčiau visiem. Ką tik baigęs briefingas, susirinko daugiau žmonių, tikrai daug žmonių. Tai ką, čia mano pagrindinis priešininkas dėl 3 vietos lygtais neatvažiavo, tai labai realu, kad mūšis dėl 3 vietos, klasė mūsų daug, nemažai naujokų. Va, ir dėl metinės įskaitos mūšės. Tai nuruoštis, pirmas važiavimas 10 minučių ir susitiksim trasai. Jau nebereikia tavęs. Išeis, išmok gimtadienio. Ir iš jo gimtadienio. Manai gerai. Pravažiavau pirmą važiavimą. Labai blogai. Naujas kaladėlės, nepripratęs, kad jos yra agresyvios kaladėlės. Bandau staigiai stabdyti, blokuoja stratus. Tai va, pravažiavau 10 ratų, 8 blokavau. Tai labai blogai, geriausias mininis laikas 1.29, dabar važiavau 1.2. Bet nežinau, ar padangas nurašiau, ar ne. Nu, žodžiu. Pirmas važiavimas labai nelinksmas. Nieko, pasikalbėjau su Tomu, kuris pradinėje, sako, nestabdyk taip agresyviai. Jo, va. Lėmais jau. Jo, sako, nestabdyk taip agresyviai ir viskas bus gerai. Gerai. Tai va, dabar antras važiavimas už valandos, tai laukiu ir lėksiu. Ate. Renkiau į padangas šiek tiek, pabučiavau padangėlės. Manai nusivalyt? Oi, per visą. Jo, tai mes. Biškį dažų reikėtų įspirk, žinai, nerudyti per žiemą. Nufotinkas suprato, kad prarado. Alanas liūdnas. Du skirtingi jausmai. Aš karočią nemoku važiuoti su šitom kaladėlėm. Man lokavosi kiekvieno rato tas kaladėlės, karočią. Bet aš antrą išvažiavau sesiją, išvažiavau su labai blogu laiku. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad su geru laiku išvažiuosiu pirmas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes laimim Kirgizija, Lietuva, o taip.
Ačiū. Antrai grupiai buvo raudona vėliava, nes kažkam nusprogo žarną ir išpylė antifrizą. Ir ta sorbentą labai daug papylė, kad sugert antifrizą, ir buvo dūmai, ir žodžiu Poršas įsirašė į sieną, man rodos, į atitvarus jo. Jo, atrodo liūdnokai. Airbagas sprogo. Tu tak tik pasirašyk. GT3 RSX. Nu, būna nepasiseka. Vasime. Ateina geriausias tavo draugas. BMW. Alanai, lenktynės zaibės? Opa, okei. Matai, liečiasi. Ką turime. Sveiki. Tai pravažiavau agresyviai, bet vienas tramdu, nežinau kas yra padangos, gal mirusios ant galo, šiaip ant galo jau kodėl aš sustojau, nes aš 3 skersus šoviau ant posūkių jo. Tai va, šiek tiek pažymėjom, kur gyvenamės. Susprogo bakelis. Manau, lenktynės baigtos, o galvojam, kaip nusigauti iki Vilniaus. Kiek atsipildo? Panašu, kad čia jau taipė. Nu ką tik atvažiavau iš Kauno. Tai va mes atrodom. Tai žodžiu. Įtrūko bakelis senas. Kur čia senas bakelis? Čia. Senam bakeliu va. Kaip gražiai iš čia atrodom. Tikriausiai nuo to, kad dėjau per duobę, diržą kabinų ir išvažiavo. Ką, sulėkiau Kauno Ring Challenge komanda padėjo ir dabar varom Rokas ir mechanikas keis bakelį. Tai grįšiu, pažiūrėsim pusantros valandos, 3 sesija, tikiuosi dar suvažiuosiu. Dar padanga mirus, palauk, kuri čia padanga mirus? Kuri padanga mirus? Ai va. Labai gražiai kilokuojas. Nu tai va, dabar einu susieškot padangą ir gal viskas bus gerai. Taip yra. The car, the myth, the legend. Ten bandomas tvarkyti. Pala, o karočią dabar? Simėte? Jo. Ledas. Dabar eis pažiūrėt. Štaisim. Viską radom ratų, pasiėmėm naują iš Beno Čivačių jam su Ring Challenge komanda. Pagelbėjo ir nuvažiavom į Kauną nusipirkt naują
plėtimo pakelių ir jį pakeitėm. Tai dabar reisas, po reiso aš važiuoju vėl. Kiekime viskas gerai, dabar einam žiūrėt. Važiavimui 10 minučių, tikėkime, nieks nesprogs, nieks netrūks ir viskas bus gerai. O va čia cinematic shoto tai tikrai reikalauja. Baudos gimpalas. Kažkam sprogo motoras. Kas pitas. Ganėtinai neblogai važiuoju, nebemėto, nebelaukoju stabdžių, bet kažkas yra, ar gal aš nepasiruošęs, ar... Nu, net neįsivaizduoju. Bet lėtai važiuoju minutė 32. Šiandien nieko negausiu, bet gavau patirties. Tai va. Tai nežinau. Grįšiu, manau, nežinau, ar pasileis sesiją. Sakė, lyvo visur išsipylėm tiesiog. Nežinau, važiuoja. Gaisrinė, išgesinus mašiną. Nu, aš negaliu skūstis. Tiek. Atvažiuoja Žigulokas. Nu va. Sprogo motoras. Bet jis manęs nepraleido, jis labai nedraugiškas. Aš važiuoju daug greičiau už jo, jis nieko man nepraleido. Nu, bet užuojauta, žmogui. Tai ką, pravažiavau 3 važiavimus. Kas buvo? Velnės asitinčiai. Tai žodžiu, pravažiavau paskutinį važiavimą, viskas gerai, nieko nenurašiau. Sesijoje savo grupį buvau pirmas, bet to neužtenka, kad pasimčiau prizinę vietą, man rodos. Tai va. Tai dabar laukiam apdovanojimų, nes sakė organizatoriai man kažką Šiaip labai daug raudonų vėliavų šiandien buvo. Šiandien, man rodos, 5 gal raudonas vėliavos. Tai taip jis pradarytų. Gražų vakarą, norim čia pakviesti ir pasveikinti Alanas Azikėjimas. Kiek daug gražių žodžių apie Alaną. Drink Challenge'as kartu su Fiteku, noriu pasveikinti, palinkėti tau. Karočią, Alaną pasveikino, kad jis maladės, nors smirda šūdų. Buvo verta laukti. Dabar jau viskas. Ačiū Dievui, nereikės montuoti. Tai dabar einam pagal rezultatus, kol kas sezonas baigėsi, sezono rezultatų dar istorinių. Tada pataisysim. Antroje vietoje. Ką gavai, Alaną? Gavau dovanų kuponą. 2. Žodis. Vienas čia kažkoks kitas iš Urgylį. Tada gavau... apdovanojimą, kad esu labai fainas. Ir tada gavau komplektą kaladėlių su montavimu. Po apdovanojimų labai viskas fainai.